Sveiki visi! Lietuvos kinologų draugijos mokymo centras sveikina Jūs vėl prisijungus prie mūsų pokalbių Svajonių šuo pažink veisles. Tai pokalbiai, per kuriuos iš patyrusių veisėjų, teisėjų, veislės entuziastų, veterinarų išgirsite apie jų mylimas ir ilgai puoselėjimas veislės. Lietuvos kinologų draugija tikisi, jog šie pokalbiai padės ne tik geriau pažinti mūsų augintinius, bet ir išsirinkti savo svajonių veislę šuns dar neturintiems. Taip pat kviečiame apsilankyti draugijos svetainėse www.kinologija.lt bei mesiršunis.lt. Čia rasite ne tik kitų veislių pristatymus, bet ir įvairios kinologijos entuziastams naudingos informacijos. Na, o šiandien išgirsime pasakojimą apie Havanos bišonus. Žiniomis bei patirtimi apie šią veislę šiandien pasidalins veislyno Mano gentis savininkė Ramunė Stasytienė. Sveiki, Ramunė! Sveiki, Ieva! Labai džiaugiamės, kad šiandien esate su mumis. Ačiū, jog sutikote pasidalinti savo žiniomis. Na ir matome, kad šiandien esate ne viena, tai gal pristatysite, kas yra su jumis. Čia yra Kalista, 10 mėnesių kalytė, kuri dabar pradėjo savo parodų karjerą ir labai puikiai skina laurus. Tai va. Tai va tokia gražuolė. Na ir tada toks paprastas klausimas pradžiai. Tai kaip pas jūs namuose atsirado tas pirmasis Havanos bišonas? Kodėl įsimylėjote šią veislę? Oi, pirmasis Havanos bišonas atsirado tikrai tikėtai, kadangi tuo metu aš laukiausi. Ir, žinot, moteris, kai laukiasi, tai jai į galvą dažnai patenka genialios mintis. Tai viena iš tų genialių minčių tai buvo ta, kad noriu mažo, pūkuoto, meilaus šuniuko, prie kurio galėčiau glaustytis ir kuris man priminė vaikystę, nes vaikystėje kažkada turėjau kažką panašaus į bolonės bišoną. Tai, na, žmonos noras, vyrų įstatymas, tai pradėjom ieškoti tokio šuniuko, minkšto, malonaus, patogaus, gražaus, protingo. Tik tais vyro buvo vienintelė sąlyga, sako, na, jeigu mažas, tai dažniausiai jam kažkaip asocijuodavosi, kad mažas, na, ir ne visai protingas, toks kiauksintis ir taip toliau. Ne, sakau, ten turi būti tikrai intelektualus šuo, mylintis vaikus, na, tokią vat viziją turėjau. Na ir iš tiesų pradėjau ieškoti vat kažkokio tokio šuniuko pagal nuotraukas tiesiog ėjau. Ir ieškojau šunų enciklopedijoje, va tokio nediduko, na ir žinojau, kad yra kažkokie tai bišonai, bet tikrai neturėjau jokio supratimo, kokio bišono aš noriu. Ir net nežinau, kiek ten tų bišonų veislių yra, pasirodo, ten daug yra tų bišonų veislių. Tuo metu tai aš turbūt tik tai žinojau bolonės bišoną, čia buvo kažkur prieš 17 metų. Na ir žinokite, ir radau kažką panašaus, radau tuliaro, greičiausiai tai buvo tuliaro bišonas šunų enciklopedijoje. Tada aš skambinu į kinologiją ir klausiu, sakau, sakykite, gal jūs turite, gal Lietuvoje yra tuliaro bišonai? Ir man kinologijos atstovė sako, žinot, apie tuliarus nieko negaliu pasakyti, bet sako, va, ką tik pas mus į kinologijos ofisą užėjo moteris, kuri turi 2 Havanos bišonus. Sako, gal jūs norėtumėt pakalbėti su ją, gal jums kažkiek papasakos daugiau. Aš su tą moterim pakalbėjau ir pasirodė, tik tie 2 Havanos bišonai ir te buvo Lietuvoje tuo metu. Ir viskas, man viskas pasidarė aišku, aš noriu būtent šito šunelio. Ir tada mes nuvykome su vyru į Čekiją, nes interneto pagalba radau, kur tie šuneliai yra veisiami, veislyną radau Čekijoje. Ir atsivežė mažą, juodą, gražią arubytę. Aruba buvo pirmasis mūsų Havanos bišonas. Na ir žinot, su tais Havanos bišonais. Nežinau, ar žinot, bet dabar turbūt žinosit po mano pasisakymu. Havanos bišonai tai tokia veislė, na tikrai ją pamilsti ir tikrai negali pamiršti. Ir kaip kažkas yra pasakęs, Havanos bišonas kaip šokolado gabaliukas. Vieno niekada negana. Tai taip ir mums atsitiko. Po kiek laiko, po 2 metų atsirado kitas havaniukas ir kažkaip netyčia, po truputį jų daugėjo ir jau jų turime, šiuo metu turim visai nemažai.
Bet gal jūs manęs ko nors paklauskit geriau, nes galiu labai išsiplėsti. O minėjot, kad beveik prieš 20 metų Lietuvoje buvo tik 2 Havanos bišonai. O Taip. kaip yra dabar? Oi, dabar tai net nepasakysiu, kiek jų yra veislynų. Tokių nelabai didelių veislynų yra gal kokie 5, o pačių Havanos bišonų tai, tiesą pasakius, net neatsimenu, kelintas buvo tas, kurį mes registravome, kai registruojame vadas paskutinis, kokie jau ten tie skaičiai, bet iš dangaus dabar sakysiu, kad gal 100 yra, gal 150 yra Havanos bišonų Lietuvoje. Bet šiaip ar lietuviai labiau kažkaip jau pamilo tą veislę negu prieš tai, ar jį pritapo prie lietuvių norų ir pomėgių? Žinot, aš manau, kad žmonės tiesiog nežino, kas tai yra per veislę. Kadangi tai nežinai, kas per veislę, tai tu nežinai, ar tu pamilt gali, ar tu negali pamilt. Nes būdavo tai, kad prieš 10 metų mes išeidavome, dalyvaudavome parodose ir eidavome į tuos bestoringai, tai reiškia geriausi atstovai, kiekvienas, kuris yra gavęs aukščiausią įvertinimą savo ringe, šuo savo veislės aukščiausią įvertinimą, jie eina į tą geriausią parodos šunį pačiam gale, ar ne? Parodos. Ir būdavo, mes išeinam su Havanos bišonais ir būdavo pranešėjo tokia pauzė, nes nežino, koks šuo išeina ir sako, bišonas. Ta prasme, net neįvardina mūsų kaip Havanos bišonas. Tai, iš tikrųjų, ta veislė buvo tokia mažai žinoma. Kodėl lietuviai dabar ją po truputį pamilsta, tai, mūsų tikrai daug šuniukų gyvena Lietuvoje ir užsienį daug šuniukų mūsų gyvena, bet tai yra tokia veislė, kurios tu turbūt negali nepamilti. Nes jie yra begaliniai pozityvūs šunės, begaliniai prieraišūs prie šeimininko, labai nori išlaikyti šeimą vienoj krūvoj, nes jie yra truputėlį aviganiai, aš sakau, tai yra didelis aviganis mažame kūne. Jie yra truputėlį aviganiukai, nes jie, jeigu, sakykime, vienas vaikas vienam kambarį, kitas vaikas kitam, mama trečiam, tai nežinau, kur dingti. Kaip čia man juos sutempti į tą vieną vietą, į tą vieną kambarį. Ir jis tai ten, tai šiandien, aišku, būna, kad pasirenka tą vieną žmogų, kuris, aišku, jam daugiausiai skiria dėmesio, bet vis tiek iš tikrųjų jisai myli visą šeimą. Visą šeimą myli ir jisai žino, kas su juo žaidžia, tai su tuo žaidžia. Jisai žino, kas jį maitina, tai prie to eina valgyti paprašyti. Jisai žino, kas jį išveda į lauką, tai prie to eina, kad į lauką išvestų. Šuo iš tikrųjų labai nuovokus, labai nuovokus. Tai kažkada BBC darė tyrimą, kurios šunų veislės yra pagal intelektą pačios aukščiausios. Tai iš visų 100 veislių, kiek yra pasaulyje, Havanos bišonas papuolė į 7. vietą. Tai čia yra labai aukštas įvertinimas, aš manau. Tai užsiminėte apie tą aviganį. Tai ar iš tikrųjų Havanos bišonų istorijoje yra tas aviganių momentas? Ir šiaip kokia yra šios veislės atsiradimo istorija? Veislės atsiradimo istorija. Tai 17-18 amžiuje ispanų kolonistų dėka maži, dailūs, nuovokus šuneliai buvo plukdomi į Kubą, kur patekdavo į Kubos aukštuomenės rankas. Ir aišku, jie ten ir nusėsdavo, kadangi šuniukai iš tiesų buvo ir išvaizdus, ir nuovokus, ir linksmi, ir pozityvus, tai viską, kas geriausia, aišku, papuola į aukštuomenės rankas. Šie šuneliai būdavo išskirtinai dovanojami arba kaip turto dalis pereidavo įpėdiniams. Kubos aukštuomenės damos labai didžiuodavosi, turėdamos ne vieną tokių šunelių, kadangi kuo dama turi daugiau būtent šitų šunelių, tuo žinok, kad gerbėjų ji turi lygiai tiek pat ir gal net ir daugiau. Tai toks išskirtinis bruožas būdavo ir jos labai puikuodavosi šitais šuneliais. Jie netgi būdavo vadinami padurkų šuneliai, kadangi juos išvesdavo pasivaikščioti damos, išeidavo gražiai pasipuošusios ilgais sijonais ir tie šuneliai palei tuos sijonus trindavosi, makaluodavosi
ir dėl to jos taip net ir pramindavo, ir jeigu kažko išsigąsdavo, tai lįsdavo po sijonu. Na, tai rodo, kad iš tiesų ta veislė labai labai arti žmogaus visada buvo. Tai yra šuo kompanionas, ta veislė ir išvesta buvo kaip kompanionas, kaip žmogaus draugas. Ir labai moteris juos mylėjo, juos labai, ta prasme, rodydavo visiems, nes jų kaip ir statusas tada kaip ir augdavo. Na, šitos veislės istorija nėra labai graži, kadangi 20 amžiaus viduryje prasidėjusios Kubos revoliucijos, aišku, viską naikino, kas susiję su aukštuomene, ir šuneliai buvo to dalis šitie, tai jie irgi buvo išnaikinti, realiai beveik visiškai išnaikinti. Bet kai kurie žmonės tiesiog paslapčia išgabeno šitus šunelius į Ameriką, nes Kuba nėra toli nuo Amerikos, ir paslapčia juos, kaip pasakyti, pradėjo atgaivinti šitą veislę, po truputį atgaivinti Amerikoje. Tokia nuostabi viena moteris, kurios pavardė yra netgi Goodale. Tai netgi pačioj pavardėj jau skamba ta good, tokio gėrio šaknis. Tai va šita moteris yra minima gana dažnai. Ir sakoma, kad iš 11 Havanos bišonų, iš 11 šitų šunelių išėjo va šita veislė. Jinai perėjo į Europą, aišku, į Ameriką, žinoma, pirmiausia, paskui ir į Europą atkeliavo. Ir Amerikoje šita veislė buvo jau kaip ir užregistruota, kaip po tokia standartizuota 1996 metais, visiškai neseniai. Ir iš tų 11 šuniukų visa tai išsivystė, ką mes dabar turime. Tai tikrai pasisekė, jog ta moteris išlaikė šią veislę ir neleido ją išnykti. Tikrai taip. Ir tai yra vienintelė, iš tikrųjų, tai yra vienintelė nacionalinė Kubos veislė, kurią jie patys praktiškai beveik išnaikino. Tik tais kelių tokių mylėtojų, šunų mylėtojų dėka jinai buvo atgaivinta. Ir dabar jie ją labai labai didžiuojasi. Tai lietuvių skalikams pasisekė labiau. Užsiminėt, kad tai yra kompanionai, kad tai yra šeimos šunis. Gal dar plačiau galėtumėt papasakoti apie Havanos bišonų temperamentą, kokie jie yra? Kaip pasakyti? Jie yra visokie. Šiaip tai yra labai labai pozityvus šuo, linksmas šuo. Ir svarbiausia jo gyvenime tai yra šeimininkas. Nieko svarbiau nėra. Ir nesvarbu, kur jisai gyvens. Ar bute, ar name. Svarbiausia, kad šalia būtų šeimininkas. Begaliniai ištikimi šunys savo šeimininkui, bet tuo pačiu prisileidžia ir svetimus, nes žmogus jam nėra kažkoksai tais nesuprantamas objektas. Žmogus jam yra draugas, bet koks žmogus. Bet vienus žmonės, sakykime, svetimus žmonės, jie įvertina ir nuskaito ir nusprendžia, ar būti tik mandagiu, ar būti ir draugišku. O su kitais žmonėmis jisai gali iš karto džiaugtis, lipt, šokinėti, lipt ant galvos. Labai yra tas toksai nuskaitimas žmogaus, labai stipri jų savybė. Na, tada, ką čia dar galiu paminėti, apie pozityvumą tai jau čia kalbų nėra, nes, Havanos bišonas, aš nežinau, ar ką nors iš viso gyvenime galėtų nuskriausti Havanos bišonas. Tai yra vaikų šuo, tai yra šeimos šuo, tai yra vienišo žmogaus šuo, tai, visur tu jį padėsi ir visur jisai tiks. Linksmas, išdaigininkas. Vieni labiau išdaigininkai, kiti mažiau išdaigininkai. Pavyzdžiui, kalytės, jos gal tokios truputuką, prisižiūrinčios bendros nuotaikos, kaip, jeigu jau kaip ir reikėtų kažkur sustoti, mes sustosim, mes jau ten reaguoja labai šeimininką. O patinukai gali kartais, nesvarbu, kad čia truputėlį drausmina, einam paišdykausim. Patinukas, pavyzdžiui, pats save gali pravedžioti lauke.
Jisai išbėgs į lauką, jisai pats prasibėgs kokiu 10 ratų aplink namus, grįž, o aš jau pavedžiau, aš jau save pasivedžiojau. Tuo tarpu kalytės, na, dar kol jos jaunos, jos gali ir pasivedžioti save, bet gali pamiršti padaryti, ką norėjo, ką šeimininkas norėjo. Bet kai jos jau yra vyresnės, tai jau nori jos, kad šeimininkas eitų kartu. Jau jos vieną varai, tai sakai, nu eik ir tu kartu pasibėgiosi su patinuku. Ne, laukiu šeimininko. Einam kartu. Nu ir jeigu jau kartu, tai jau visur. Tada jau ir bėga, ir bėgioja, ir aplinkui, ir pirmin, ir atgal, bet joms norisi to šeimininko draugijos. Tokias, nu ir aišku, negali sakyti, kad visi yra tokie, šuniukai skiriasi pagal personalės, vis tiek charakterį yra vieno labiau aktyvus, vienas kitas labiau intravertas. Nu, labai intravertiškų tai nėra Havanos bišonų, jie vis tiek, tas kubietiškas temperamentas, jisai vis tiek prasimuša kažkada tais. Bet šiaip jisai gali būti tikrai ramus ir labai ramus gali būti. Pažiūrėkit, 10 mėnesių kalytė, kur yra išdykus iki nežinau, iki negalėjimo, jinai kaip kačiukas. Pas mane ant rankų guli jau pusvalandį ir nieko. Nieko, jinai taip gali ir gulėti, ir jeigu reikės, jinai ir valandą gulės su manim, ir 2 valandas, taip jeigu reikės, kartais jeigu dirbi prie kompiuterio, tai taip užlipa kuris nors pas mane ir sėdi ir šildo. O paskui, jeigu šiaip pasakyčiau, nu gal einam dabar į lauką, palakstysi, strakt, viso šito ramumo, visos šitos katiškos ramybės, kaip nebūtų, jinai pastrikt į lauką, bėgiojimai, žaidimai su kamoliu. Na, ta prasme, visur viskas gerai, svarbu, kad šeimininkas būtų šalia. Na, aptarėm tą temperamentą, istoriją ir beveik praleidom labai svarbią detalę, tai yra išvaizda. Kaip turi atrodyti tikras Havanos bišonas? Linksmai. Pamatei Havanos bišoną ir iš karto šypsena. Tada Havanos bišonas. O jeigu rimtai, tai Havanos bišonas yra nedidelis šunis, nuo 4 kilogramų netgi iki 7 gali būti kilogramų, nes standartas labai įdomus, ta prasme, nuo iki atrodytų ir kaip palyginė tą 4 ir tą 7 atrodo vos net 2 skirtingos veislės, bet taip sako standartas. Tai aš jums ir sakau, koks yra standartas ir ką aš veisiu. Tai standartai yra nuo 4 iki, svorio iš tikrųjų nėra tokio apriboto, yra aukštis šuniuko apribotas, tai yra nuo 23 iki 27 cm ties ketera, dar yra galima nuo 21 iki 29 imtinai. Tai toks turėtų būti aukštis ties ketera šuniuko, o išvaizda, tai kailis Havanos bišonų yra įvairiaspalvis. Jisai gali būti ir šviesus, ir tamsus, ir juodas, ir margas, ir juodas su baltu, ir rudas su baltu, ir rauda yra tokia spalva, tai yra tokia, realiai, tai, ką jūs dabar matot, yra rauda spalva. Tai tokia, nei tai ruda, nei tai raudona, nei tai sabalinė, toks tarpinis variantas. Balta spalva labai dažnai figūruoja, kaip dėmės kažkokios, kojos dažnai gali būti baltos, uodegos galas gali būti, krūtinė gali būti balta. Ta balta spalva labai labai pagyvina, nes, sakykime, juodas šuniukas ir su tokiom baltom dėmėm, arba toks raudos spalvos šuniukas irgi su baltom dėmėm, tai labai gražiai atrodo. Ir dar kas paminėtina, kad Havanos bišonai, jie realiai visiškai balto, kaip Maltos bišono Havanos nelabai ir rasite. Tokio visiškai absoliučiai balto šuns. Nors Havanos bišonai prasidėjo nuo baltų Havanos bišonų. Nebuvo spalvotų pačioje pradžioje. Paskui jie įgavo juodą, paskui buvo pradžioj pripažinti tik balti Havanos bišonai, paskui pripažino ir juodus Havanos bišonus ir jau galų gale jau yra pripažinti visos spalvos Havanos bišonų, netgi šokoladinė spalva irgi visai neseniai, čia sakyčiau, gal prieš kokius 5 metus ją irgi pripažino.
Tai yra margumynas spalvų ir dėl to žinokit, kaip yra įdomu, gimsta šuniukai nuo, sakykime, kokių juodų tėvų. Ir šuniukas yra vienas juodas, kitas baltas, trečias margas, ketvirtas baltas su rudu, penktas. Nes daug, aišku, labai paveldima yra ir iš trečios kartos, iš ketvirtos kartos, tos spalvos, tai vat, na, įdomu. Įdomybės be sustojimo šitoj veislė. Va, čia irgi raudas spalva yra šita, kur matosi paveiksliukas dabar. Paminėjot kailį. Ar yra sunki Havanos bišonų kailio priežiūra? Kaip jums pasakyti, ar sunki? Čia kaip nusiteiksi. Tai visgi yra ilgaplaukis šuniukas, ar ne? Ir ilgaplaukiai šunys turi būti šukuojami arba kerpami, dar kažkas turi būti daroma. Nepaliksi jo tiesiog su kailiu. O, čia šita gera nuotrauka. Žiemos metu, kada tirpsta sniegas, va tokie va grįžta iš lauko šuniukai. Tai, na, kai turi vieną, problemų nėra, aš manau. Įstatei į kriauklę, 1-2 su vandeniu ir išplovai. Bet kai jų yra 15, tai yra ką veikti. Ilgaplaukius kaip? Mes šukuoju šunis kartą per savaitę. Dažniausiai tai yra kartą per savaitę. Parodinius šunis išmaudau, išfenuoju, nes jų dažniausiai kailis jau būna viso pilno ilgio. Iššukuoji visas savelas, viską kuo puikiausiai ir savaitę laiko, galima sakyti, yra visai ramu. Po to po savaitės vėl tą patį darai. Kailis labiausiai veliasi, kai šuniukai įžengia į paauglystę. Tai yra kažkur nuo 9-10 mėnesių. Pradeda keistis kailis, senas kailis po truputėlį krenta, naujas auga. Ir tas krentantis senas kailis apvelia naują kailį ir prasideda. Ir tas toksai vėlimasis. Ir ypatingai tose vietose, kur yra pažastukai, kur dedamas antkaklis, jeigu žiemą koks paltukas yra dedamas, tai ten, kur labiausiai liečiasi ta medžiaga prie kūno, kur trinasi, galima sakyti. Tai va, tos vietos bus labiausiai ir susivėlusios. Būtent paauglystės laikotarpiu. Kai šuniukai jau yra didesni, 2 metų ir daugiau, jau paprastai tas kailis būna pasikeitęs, stiprus kailis ir jau veliasi žymiai mažiau. Bet dar, aišku, labai daug kas priklauso ir nuo kailio kokybės. Nes vėlgi, čia yra irgi toks labai įdomus momentas, nes kiekviena spalva neša savo kailio kokybę. Ir kartais dažnai sabalas būna sabalinė spalva, ne sabalas. Jinai būna pakankamai stipri ir šiurkšti. Koks nors raudono kailio plaukas, jau jisai yra, pavyzdžiui, minkštas. Baltas kailis gali būti tikrai ir labai stiprus, ir labai minkštas, ir skilinėjantis. Čia labai priklauso nuo linijų, kokios linijos. Juodas kailis gali būti be galo stiprus ir tvirtas, arba gali būti tikrai toks, na, visai nekoks. Na, čia aš jums nepasakysiu tiksliai, iš kur atėjo, bet čia atėjo jau iš seniai, kas kur buvo kažkur įsimaišę, nes buvo tikrai įsimaišę ir kitos veislės. Tikrai yra ir pudelio, ir bolonės bišono tikrai yra. Gal dar kažko yra, nes tas ir spalvų įvairovė irgi leidžia galvoti, kad kažkas ten buvo įsimaišę kažkur. Tai va, bet jeigu mes šuniuką pripratiname jau iki paauglystės gražiai elgtis ant staliuko, kai mes juos šukuojame, kai mes juos pamasažuojame po pašukavimo, kai mes jiems duodam skanuką, kai šuniukas žino, kad stalas tai yra gera vieta, nes ten yra smagu, malonu ir jis pripranta. Jis pripranta prie to stalo, pripranta prie to šukavimo procedūrų. Ir tikrai nėra jokių problemų paskui jį dar 10, 12, 15 metų šukuoti. Tikrai nėra problemų. Nes tikrai nebūtina jų šukuoti kiekvieną dieną. Kaip daug kas man sako, Dieve, kaip jūs taip išlaiko tos kailius ir kaip jie taip gražiai atrodo. Kartą per savaitę. Dažniausiai tai yra kartą per savaitę arba netgi kas 10 dienų aš juos susitvarkau.
Ir aišku, pas mane yra daug šuniukų, kurie yra apkirpti, vieni trumpiau, kiti ilgiau, bet apkirpti šuniukai. Nes mes gyvenam šalia miško ir jie labai dažnai ten lankosi, ir pievose lankosi, ir visur jie lankosi, kur tik nori. Ir atsineša, aišku, gėrybių ir iš miško visko, visokių šakų, spyglių, konkorėžių, ko tik nori randi. Na tai norisi, kad paprasčiau būtų ir jiems gyventi, ir man, tai tada aš tiesiog juos apsikirpu. Arba vedu pas kirpėją, arba pati apsikirpu. Bet ar įmanoma išsaugoti tą parodinį kailį ir tuo pat metu vesti į mišką, į pievas ir visur kitur? Nu, tai va mano variantas. Nieks tuo netiki, bet įmanoma. Ir jau kai yra jau ne viena karta pas mane gimusi, jau turbūt 3 kartos jau yra pas mus gimę tokiose pačiose sąlygose, tai aš jau netgi manau, aš jau taip mintiju, tokią mintį turiu, kad tas kailis jis tiesiog supranta, kad jisai turi būti stipresnis. Jisai bus drožiamas, jisai ten per visas šlapes pievas bus lakstomas su juo, netgi grįžus namo, ten jų nieks nemaudo, tiesiog nusipurto ir tuom ir pasibaigia, nusipurto, iškrenta viskas iš to kailio ir tarp kitko pakankamai gerai tas pats kailis išsivalo. Ir viena, kita, trečia karta ir aš jau žiūriu, kad tas kailis jisai ne tai, kad prastėja, bet jisai gerėja, jisai stiprėja. Tai ką ten gali žinoti, gal čia viskas į gerą. Kad jau pakalbėjom apie tas parodas truputį, tai dar gal galit papasakoti apie savo patirtį, gal turit kokių ar šilčiausių prisiminimų, ar kas jums patinka labiausiai dalyvaujant parodose su Havanos bišonais? Kas patinka parodose? Na, aišku, tu įvertini savo šunį. Namuose mes visi čempionai, o kokie mes esame kažkur nežinomoje erdvėje, labai įdomu pamatyti savo šuns tą galimybių, tą visą potencialą ir charakterio potencialą. Taip pat labai visada įdomu įvertinti, vadinkim, konkurentų šunis. Tai nėra konkurentai, mes visi esam kolegos, mes visi darom tą patį, mūsų tikslas tas pats, mes visi norim gero savo veisliai. Tai vis tiek įdomu matyti, kokios tendencijos. Todėl mes labai dažnai dalyvaunam ne tik Lietuvos parodose, bet labai dažnai dalyvaunam užsienį, labai dažnai dalyvaujame. Realiai turbūt kiekvienoje europinėje, gal kas antroji pasauliniai, bet parodų yra daug mūsų gyvenime. Ir aišku smagu, kai šuniukas laimi. Aišku smagu, kai šuniukas laimi prieš tikrai pralaimi tikrai labai geram šuniui, nes tu tada gali pasimokyti, gali matyti, kur tau tobulėti reikia, kur dėti akcentų daugiau. Taip pat smagu, aišku, ir pačiam išeiti į ringą, nes tai yra šioks toks nemažas adrenalinas. Ypač, kai tų šunų yra daug ringe. Ir užmegzti tą ryšį su šuniuku, nes kai tu su šuniu užsiimi, kai tu dalyvauni su juo parodose, tai yra dar ir kelionė, ir viskas, tai su tuo šuniu tikrai mezgasi daug tvirtesnis kontaktas. Ir netgi tarp šunų tarpusavyje, pavyzdžiui, važiuoja kokie 2-3 šunys į parodą, tai pastebi paskui, kad tie 2-3 šunys, jie daug geriau kontaktuoja vienas su kitu. Jau jie tokie kaip draugeliai, jie jau tokia komanda darosi. Ir aišku, visada stengiuosi, kad būtų koks nors vyresnis šuo. Jeigu, sakykime, tik jaunimą vežuosi, stengiuosi ir iš vyresnių šunų kažką paimti, kad jis rodytų jiems tą kelią, kad jie iš jo mokytųsi, kad jie žinotų, kad nežinomose situacijose, kad yra, reikia elgtis taip, kaip mūsų vedlys elgiasi, kaip tas vyresnis šuniukas. Ir tada tikrai nėra jokių problemų, nes vyresni šunys dažniausiai būna tikrai protingi, praėję visas tas nesąmonės paauglystės, o tie paaugliukai mokosi ir tikrai labai gerai elgiasi. Tiek parodose, tiek kelionėse. Iš viso Havanos bišonas tai yra
beprobleminis šuo. Beprobleminis. Jūs galite vežtis jį į kur tik norite, į bet kokią tolimiausią vietą su mašina ar skristi lėktuvu. Tai yra šuo, kurį padėjai, jisai pragulės mašinoj, prabus tenais, ar skrisit lėktuvu, jisai ramiai sau skris. Absoliučiai nesudaro šuo jokių problemų. Neloja kažkur tais nuvykęs viešbučiuose ar kažkokiose nežinomose vietose. Jie mandagus savo vietoje, žiūri, ką šeimininkas, tą ir aš. Kur šeimininkas, ten ir aš. Tai šitos savybės iš tikrųjų jos paperka. Na ir tada dar liko labai svarbi dalis mums aptarti, tai yra šių šunų sveikata. Ar yra kokie sveikatos negalavimai, kurie dažniau pasitaiko tarp šios veislės atstovų? Pasakysiu taip, kad veislė iš tikrųjų sveika. Ir ačiū Dievui, nes jinai tikrai, aš sakyčiau, kad nenuveista, atsiprašau už lietuvišką gal išsireiškimą, bet visi mane suprantat puikiai. Ir mes irgi stengiamės, kad jinai nebūtų iš tų veislių, kuri tokia, kad kuo populiaresnė, kad kuo daugiau žmonės pultų prie šios veislės, pultų veisti, nes kai esi neįsigilinęs, nelabai susigaudai galbūt ką darai, norisi kažkokio greito rezultato, tai tada ir atsitinka labai daug negerų dalykų. Ir aišku, kenčia šuneliai pirmiausia. Šitie šuniukai yra iš tikrųjų labai sveiki. Mes pas veterinarus einam, nežinau, labai retais atvejais, labai. Gal tie pirmieji skiepai ir vienas kitas kartas buvo babeziozės kartas mums. Kadangi, aišku, miške gyvena, miškai pievos, tai erkių tų yra. Bet realiai ir viskas. Tai privaloma daryti testus, kaip ir daugumai mažų veislių greičiausia, tai yra patelos, tai yra kelio girnelės ir akis, akių tyrimas. Tai akių tyrimą aš darau dažniau. Aš tikrinu, galima sakyti, viso veislyno šunų akis, patikrinu kartą per 2 metus, kad būtų ramu. O patelas tai irgi patikriname prieš kergimą. O tokių kažkokių tais ligų esu girdėjusi, kad alergija kažkam, esu girdėjusi, kad bronchai kažkam, bet aš manau, kad tai nėra veislės problema. Tai yra tiesiog, kartais gal ne visai atitaikyto maitinimo, arba gal kažkur tais, gal kažkokia ir silpnesnė vieta, ten, sakykime, tie bronchai. Širdis, kartais širdis pasitaiko irgi silpnesnė vieta. O dėl alergijų, kai dažna veislė, mažos veislės turi kažkokias alergijas, ar tai maistui, ar tai kažkam tais, tai aš tai, žinokit, galiu pasakyti, kad mano nei vienas šuo neturi jokios alergijos niekam, nors mes maitinam juos ir sausų maistu, ir konservais, bet tai yra labai aukštos kokybės maistas. Ir konservais, ir žalia mėsa, ir kartais žalia mėsa maitinam vien tik tais, kartais sausų maistu. Tie perėjimai turi būti protingi, kad tu pereini nuo vieno maisto į kitą, bet jie gauna visko ir visada mano šunys gauna organikos. Kas tai yra? Sakykim, skuti morkas, lupenas ėda šunys. Darai kažkokias tai daržovės, paprikas, pomidorus, agurkus, vienas mėgsta tą, kitas tą, trečias tą. Ir visi gauna. Pavasarį eina paskabyti žolės, viskas tvarkoj, viskas yra leidžiama. Ta prasme, jie tos organikos prisirankioja. Ir dėl to jie yra tikrai, aš manau, ir dar ir dėl to jie yra sveiki ir stiprūs šuniukai. Nes jie tikrai gauna visko. Ir žalios mėsos, ir organikos, ir jogurto gauna, ir rūgusio pieno gauna, nes mes kaime gyvenam, mes turim kaimynus, kurie karves turi, mes turim ir to pieno, tas pienas surūgsta, negi išpilsi, šunys viską sulaka. Ir nėra jokių viduriavimų, nieko, nes jie yra pripratę, jau tos visos 3 kartos, jau jos yra pripratę, jos tai buvo maitinamos visą laiką, jos tai pripranta ir tas organizmai tikrai
prigamina tų virškinimo fermentų, kokių reikia. Ir šuo neserga ir neviduriuoja ir neturi alergijos. Na ir tokiai pabaigai jau, tai ką šie šunys šiaip mėgsta veikti? Ar mes juos dažnai pamatysime, sakykime, šunų sporte, ar jiem labiau patinka tiesiog miškas ir šeimininko draugija? Jiems viskas patinka. Padėkit šalia šeimininką ir jiems viskas patiks. Jūs bet kur su juo galit dalyvauti. Tikrai, žinokit, tai yra šuo, netgi jie turi pavadinimą tokį Velcro dogs. Amerikiečiai jos vadinasi Velcro dogs. O Velcro tai yra tokia lipni juostelė, kur mes sportbačius užsiklijuojam. Žinau, tas lipnios juostelės, net nežinau kaip lietuviškai. Tai va, tai sako, nu, tas šuo kaip prilimpa prie žmogaus, jeigu namuose tu vaikštai, iš vieno kambario eini, kitą į tualetą, į vonę, į virtuvę, tai visur šešėlis toks paskui tave, irgi tūsosi paskui tave. Jam visur yra gerai. Ir atsimenu, kažkada seniai ėjome į agility treniruotės. Tai žinokit, trenerė buvo tikrai nustebinta. Sako, Dieve, sako, jie kaip kokie border colliai, jie taip ir laksto greitai ir viską supranta, sako, iš vieno karto, vieno pasakymo, jie jau supranta, ką reikia daryti. Sako, kokia čia veislė, sako, niekad esu mačius tokių, sako, Havanos bišonai. O, sako, nu nerealų, sako. Tai va, tai irgi buvo nustebinta, kad tokie mažiukai, tokie imlus, va, tokiems va, naujiems dalykams labai greit susigaudo, na, jie yra buvę cirko šuniukai kažkada. Tai natūralu, jau tas matyt kraujyje yra tas bandymas įsiteikti žmogui, bet kokiu įmanomu būdu parodyti, ką tu moki, ką aš moku. Va, ir aišku, šuo stengiasi ir dėl to visur jį gali ir padėti. Tiek vienose varžybose tu jį gali matyti, tiek kitose varžybose. Aišku, jisai tokio greičio neišvystys kaip koks border collis, čia nėra ką lyginti. Bet tas toksai greita pradžia ir susigaudimas visose tose kliūstyse, tai yra jų stipri pusė šitų šunelių. Va, ir, pavyzdžiui, dabar maniškė va guli, visa net liežuvis jau iškištas, kaip jau jai karšta nuo manęs. Ir vis tiek nenulipa. Ir vis tiek nenulipa, vis tiek guli. Nes man smagu. Ir jai, aš manau, smagu. Tai tada, jeigu reikėtų išvardyti pagrindinius veislės trūkumus, kodėl nereikėtų rinkti šios veislės, ar tokie būtų? Ne, galiu pasakyti privalumus. Pradėkim nuo privalumų. Privalumai tai, kad pozityvas, absoliutus namuose pozityvas, vaikščiojantis, nesišeria. Čia man buvo kažkas tokio, kad šuo nesišeria, nes mes anksčiau turėdavom vokiečių aviganius. Tai kai atsirado Havanos bišonas, galvoju, čia negali būti, kad šuo nesišeria, turėdamas tokį kailį. Nesišeria, neturi šuns kvapo. Gali išeiti lauką, sušlapt, permirkt kaip ciucikas, grįž namo, nepajausi, kad šuo yra namuose. Jisai išsipurto, pradžiūsta, išdžiūsta ir jokio kvapo namuose nėra. Nesukeliantis alergijos. Vienas iš tų veislių, kurie mažiausiai sukelia alergiją. Žmonės yra, keletas žmonių yra pas mus kaip tik įsigiję šuniukus, kurie turėjo alergiją. Yra kitos veislės šuniukams, katėms ir nesukelia alergijos. Ir viena šeima yra, kuri įsigijo netgi 3 šuniuką įsigijo. Tai 3 šunis jie turi ir vis tiek jokios alergijos. Tada kokie būtų trūkumai šitos veislės? Na, aš pasakyčiau taip, kad visgi tai yra maža veislė, mažos šlapimo pūslytės, nes tai yra maža veislė, maži šuniukai. Jie gan ilgai, na, sakykime, jeigu didelės veislės šuo gali išlaikyti, nes šlapimo pūslė, galbūt būdamas ir kokių 5 mėnesių jau gali išlaikyti visą dieną neišėjęs į tualetą, tai maži šuniukai to negalės. Tai jiems yra tada padedama, jeigu, sakykime, tu visą dieną būni išvykęs, ko labai nerekomenduočiau su Havanos bišonais, tai 4 valandos turėtų būti maksimum. Ir šuniukas užsinorėjo į tualetą, aišku, jisai neišlaikys iki to laiko, kol grįš jo šeimininkas, kadangi maža pūslytė.
Aš nežinau, ar tai yra kažkokia neigiama savybė, tai yra tokia anatomija, maža veislė. Tai va, tai jau kokius 7 mėnesių šuniukas jau tikrai išlaiko ir gali ilgą laiką išbūti nepasiprašęs į tualetą. Tai va, bet sakau, lyginant su didžiosiom veislėm, tai atrodytų, kad ojetus, jie eina ir nori į tą lauką. Bet čia yra pradžio, čia yra 1 metai šuniuko. Paskui, kai šuniukas suauga, sustiprėja, visas raumenynas jo sustiprėja, šlapimo pūslės raumenys irgi sustiprėja, tai tos problemos nėra, iš tikrųjų šuniukas gali pilnai išlaukti visą dieną, jeigu ten 8 valandas šeimininkas dirba, tai jisai gali laukti ir nepridaręs. Bet ką norėjau pasakyti, vėlgi veislės bruožas yra tas, kad šitas šunelis, jo geriau nepalikti 8 valandom, ar tai visai dienai vieno namuose. Nes tai yra ne ta veislė, kuri galės gulinėti namuose, ten pilvą išvertusi, darau ką noriu, nėra šeimininko, lafa, nieko panašaus. Šitam šuneliui yra reikalingas šeimininkas. Ir aš sakau žmonėms, jeigu tai yra porą dienų per savaitę, kad jis yra paliktas namuose tom 8 valandom, nieko baisaus, ypač kai tai yra suaugęs šuo. Bet jeigu šuniukas yra paliekamas mažas, sakykime, iki metų laiko, dažnai vienas, tai jisai tikrai neišauks į tą linksmą, pasitikinti savimi ir pasauliu Havanos bišonų. Jis bus gali būti truputėlį depresyvus, gali labai labai reikalauti iš šeimininko dėmesio, nes to dėmesio yra nedaug, o kaip jam tą dėmesį susirinkti greitai ir daug? Tai ką nors blogo padarius, kažką sugraužus, kažkokią nesąmonę padarius, tada jisai gaus daug to dėmesio, tai kas, kad neigiama, bet vis tiek tai yra dėmesys iš mano šeimininko. Tai va, tai ką blogiausia galim padaryti savo Havanos bišonams, tai palikti juos visas darbo dienas vienus namuose. Ir aš esu, žinokit, tikrai nepardavus keliems žmonėms, nepardavus iš šuniuko, būtent dėl šitos priežasties, nes žmonės yra dirbantis, į darbą pasiimti negali, o šitas šuniukas vienas būti šitiek laiko negali. Jam tikrai reikalingas yra žmogus. Man tai šita veislė yra atradimas, iš tikrųjų. Tai yra didelis atradimas. Ir tas kailis, daug kas sako, kad tai yra, kaip ir Dievas sako, su šuniu turi užsiimti, tą kailį šukuoti, prižiūrėti, ar ten ausis, ar ten kažką, tai turi traukinėti ant tos plaukus, akis valyti, kadangi ilgas kailis į akis gali dirginti. Kažkaip nieko panašaus, jie gyvena pas mus tokį visiškai natūralų gyvenimą. Galbūt dėl to, kad aš per daug to ir dėmesio taip nekreipiu, kad ten nešokinėjai. Žinot, tai yra daugiavaikė šeima pas mus. Tai nėra vienas šuo, vienas vaikas taip šeimoje būna, kuris ten būna apšokinėtas, nučiupinėtas, apžiūrėtas, ten vis kaip plaukelį ištraukti iš ten, kur reikia, iš kur nereikia. O čia taigi daugiavaikiai jie visi. Jie džiaugiasi to dėmesio, vieną pačiupinėjau. Jeigu, pavyzdžiui, pašaukčiau vieną šunį, sakyčiau, savaną, tai pas mane atbėgtų 15 savanų iš karto. Nes, šeimininkui reikalinga mūsų draugija. Iš karto visi subėga. Iš karto ir kas prie kojos, kas arčiau, kas kiek toliau, pagal hierarchiją jie atsigula. Ir aišku, reikia nuo pat pradžių, nuo pat ankstyvų dienų nepadaryti klaidų, tam tikrų klaidų. Užtat aš tikrai labai skatinu eiti pas kinologus, eiti į dresūros aikšteles, socializuoti šuniuką reikia labai, kad tikrai išaugtų nuostabus, stabilus, protingas šuo. Nes ir geriausią šunį, geriausių kraujų, geriausios genetikos mes galim sugadinti per savo nežinojimą. Nežinojimą, ką įsigijom. O veisėjas tai yra tavo pirmasis mokytojas. Visi pirmiausia turi kreiptis į veisėją. Kas atsitiko? Kažkas atsitiko, neaišku kas, iš karto skambutis veisėjui. Ir atsakingas veisėjas visada bus savo šuneliui. Visada bus pagalba, visada bus pirmasis žmogus, kam yra skambinama. Atsitikus ar geram dalykui, ar blogam dalykui.
Gerai. Tai nuoširdus ačiū Lietuvos kinologų draugijos veisėjai Ramuniai už skirtą laiką, žinias ir patirtį. Na ir ačiū žinoma jas nuostabiai augintiniai, kuri visą laiką kantriai išsėdėjo ir padėjo pristatyti šią veislę. Ačiū visiems besidomintiems. Ir Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro komanda dėkoja visiems žiūrėjusiems, bei linki Havanos bišonų mylėtojams kuo didžiausios sėkmės. Iki kitų susitikimų. Ačiū. Iki.